Ahoj. Dar viena diena Kinijoje, šiandien pirmadienis, trečia diena jau Kinijoje, bet šiandien diena gerokai lėtesnė, nes reikėjo visą dieną dirbti. Tai dabar ant vakaro išlindau ir ką bandysim daryti, tai bandysim apsirengti jų tradiciniais karių rūbais arba operos artistų, tai tenai turėtų ir veidą padažyti ir panašiai. Karts nuo karto mieste va tokių policijos automobilių galima pamatyti. Visiškas transformeris. Kiek taksų! Va, čia jau tikrai bus šitoj gatvėj. Yeah? Yes. We have a Sichuan opera. But you have like man clothes, like some Yes. traditional man clothes and everything? We have Han clothes. What is that? Han dynasty clothes. You come. Yeah. Please, yeah. And we have different styles. Different styles, yeah? Yeah. Okay. Your English is perfect. And I show a picture. Photo. Mm-hmm. You can keep it 15, 10 and 5 picture, Uh-huh. and 5 picture is PS, pretty picture, Uh-huh. you know. Yeah. So sure. Total price is with makeup, with pictures, yeah? Yes. 怎么说？高定。 This is expensive. How much is it? 699。Six. Okay. Nes aš noriu, kad kažką man ant veido uždėtų ir čia sako, tiesiog aprengsim tave, nu tai taip nelabai įdomu. Aš noriu kažkokį makiažą pasidaryti. Tai va dabar yra variantai tokį, va aš norėčiau pasidaryti. Bet sako, ne, labai čia brangu. Bet labai stengiasi jinai angliškai šnekėti, aš ją pagyriau, sakau, blemba, aš visiškai kiniečių nekalbu, tu sakau, labai gerai šnekė angliškai. Viena sako vieną kainą, kita sako kitą kainą, nu ir čia tokia turistinė vieta, čia jie plėšia, nu bet jau nieko nepadarysi, jau pakliuvau čia, kaip sako, nes dėrybės čia dabar vyksta. Do you like this one? But face is clean and is special. Dėrybos vyksta labai daug iš manęs nori, blemba. Waiting a minute. Tada pasiūlė va tokį karį. Tai šiaip galim gal šitą ir imti iš tikrųjų. Ir nevarginsiu merginų, nes čia jos dabar čia stengiasi su manim angliškai kalbėti, labai sunkiai čia mums sekasi susikalbėti, tai tiesiog pasimsim šitą ir pasidarysim nuotraukėlių. Ir dar su to make-upu po to pavaikščiosim. Yes, okay. Okay, we can this way. We can. I'm sorry, so final price is this one? Yeah? Yes. Okay. Yuan. Yuan, yeah. And this way. 5 eurų šitas man malonumas kainuos, tai prisumuojam. Kaip čia buvo sunku nusiderėti, prasme. Your name, telephone number. My name and telephone number, yeah? Yeah. Name is here, yeah? Yeah. This place. Mark, yeah? Or no? Or this Sign here? name. Sign, okay. Oh, okay. Yes, picture. 15 digital pictures and 5 printed. The print. Yeah, okay. forget. No, it's okay. Thank you so much. Thank you. Aha. Dabar man liepia susimokėti nepatinka, aš norėčiau vėliau susimokėti. 一点点。 No. Ir dabar sakys vyniok iš čia. Gaidžiau. Bet ne, jų kultūra netokia, blemba.
nepadarytų jie man taip.阿山，他这个我没办法给他画成挑眉了，只能给他画平眉。我说我只能给他画平眉，没办法画成挑眉。到时候给他缠一下，给他我看不到。怎么给他画平眉啊？我知道。你给他缠吗？我回去。看他这个要屌。那你这样子给他画的时候，就让他这样画上就是了噻。主要是他这里的有毛发。你不管他那个，你不管。你只要画平眉不好看哦。主要是他这里都有毛发，我从这儿上去，他后面就有一半也是黑的，很奇怪。不管他吧，不管他。到时候喊他那语胶布给他掉，我掉不了。好像啊，你给他掉嘛。我尽力啊，我只能尽力掉上。尽力嘛，尽力。掉呀。Kaip aš vandens atsigerti noriu. Ir sako, neturim vandens. Ir merginos jau mane čia doroja pusę valandos, aš jau, man jau nusibodo jau biškai. Tai merginom, kurios ant prieš vestuves darosi makiažus, pagarba. Pagarba. Trumpa procedūra. No. You okay, ladies? Aš atsitupiau, kad jos pasiektų. 3 jau žmonės darbuojasi prie šito meno kūrinio. Vardu keliaujantis mangas daro nesąmonės. Aš bijau sulaužyti jų kostiumą, nes aš toks didelis. Lubo žemo, dabar sako, sek fotografą. Kur čia mes dabar eisim, aš net neįsivaizduoju. Kaip aš jums atrodau hibridai. Kaip nuožmus karys, kaip savo amato asas. Aš toks aukštas, kad čia man sunku labai įsitekti, aš liečiu su savo kostiumu lubas. Ši padeda jinai man nueit. Tikiuosi, jinai man parodys, kaip stovėti, nes aš pozuoti baisiai nemoku. Good? Yeah? Ši. Aišku, jau visos akys į mane. Aš esu žvaigždė šito vakaro. Va, mano fotografija su manimi eina. Turi įrankių, turi fotoaparatą ir sutemo jau. Tai tikiuosi gausis geros nuotraukos. Aš einu ir čia man arbatų siūlo. Jūs nematot, kad aš čia kovoju už savo gyvybę su šituo kostiumu vaikščiodamas. Žiūrėkit vėl. Normalus karys. Nuožmus karys. Normalus. Čia veda mane į skersgatviuką. Tokį medinį žmogeliuką kaip mane išjudinti čia nebus lengva blemba. Va, jau čia pasiruošė fotografiją įrangą, šviesa susidėjo. Ta kamera taip nepatogiai pasidėjo, bet sueis. Atjau. Yeah?
反了。 Sorry. 该我。 Sorry. Vargstė nei čia su manim. Nežinau, ar aš taip stoviu, bet tikriausiai, kad taip. Mano šmedis tai konkretus esu šiaip. Na. Jo, čia jinai su manim vargs. Vargs, jinai vargšė mergaitė, blemba. Okei. Yeah? Jau ką jinai ir besakysiu, man faktas apie tai. No, it's okay, it's okay. Okay. Nu, aš jau pradedu įsijausti jau tuo, išduosiu pozų. Oh, it's two. Oh, okay. Oh, I like this one. Okay. Bet su tokiu kostiumu kovoti aš nežinau, ar patogu būtų. Tikriausiai, kad nelabai, o gal. Jeigu esi meistras, tai niekas tau netrukdo. Realiai. Jeigu esi savo amato meistras. Žiūrėk, jeigu tu čia nepaliksi man komentaro ir laiko ir subscribe, su tavim bus susidorota greitai ir skausmingai. Change shooting location. Okay. Ai, tai keisim dar fotografijos vietą. Nu, blemba, aš jau norėčiau jau baigti jau čia iš tikrųjų. Tai čia praleidom dabar 15 minučių, nes pastačiau kamerą ir matau 15 minučių prabėgo. Tai čia bus kiek daug karpimo. Oi. Keičiam fotografijos lokaciją. Taip va. Nihau. Prie drakonų. Taip va, čia tai suprantu jau, Dabar kai pagalvoju, čia už tokį darbą, tai čia tas 5 eurų iš tikrųjų maniau daug, bet čia visiškai nieko. Žiūri dabar į mane, jaučiuosi čia kai koks modelis iš AliExpress. Jinai man parodė per vertėją, kad daryk veiksmą dabar, o ką man daryt? Mergaitė, tu mano miela. Pasidavė, jinai jau man tas pozas jau rodė, jau. Matau, jinai nelabai patenkinta mano pozavimu realiai. Nu, bet yra kaip yra, mergaitė. Aš esu iš Jurbarko. Nu, gal užtenka, klausyk, jau turime nuotraukų labai jau daug. Vietinis ką tik mane nufotkina. Okay.谢谢。Yeah, come. Take it. Viskas, aš jau užvaigždėjau. Oi, čia jau prasidėjo. 我拿这个啊，我不会拿哎。怎么弄？ Nu, tegul pasidžiaugia žmonės. 这个 Taip. 怎么？OK， 谢谢。 谢谢。 Nu, viskas, prašau, gal jau mergaitė užtenka. Mano geltona kasa. Kaip akis skauda nuo tų šviesų, jūs net neįsivaizduojat. Tenai prie durų, kiek dabar žmonių į mane žiūri. Fotkina ten, jie sustoja. O dabar nufotkins mane, dėdulė. Aš pasikartosiu dar, ta prasme, taip, tas akis skauda nuo tų šviesų, what the fuck. Nu, mano fotografė, vargšiukė. Šitaip su manim stengiasi, šitaip su manim. O čia va, mano gentainė jau. Paminate žiauri vandens norėjau, mano gerklėje dabar yra tikra sausra. Einam dabar nuotraukytės išsirinkti. Va kaip čia atrodo virtuvė.
nesu tikras, bet jeigu aš teisingai supratau, tai man turėjo duoti 5 atspausdintas nuotraukas. Nes sakė 15 digital ir 15 atspausdintų. Tai kur mano atspausdintos nuotraukos? Man atrodo, aš biškai per vėlai atvariau, nes jau viskas susidarė. Dabar čia 10. Aš iš namų išvariau, kada čia? Aš iš namų išvariau, kokią 6, 7 iš namų išvariau. O tai čia eis man išeit ar neis? Čia duris reikia pačiam atsidaryti. Balijau, aš savo skeitį nusipirkau ir nepasėmiau jo. Ir man pasirodo, aš biškai per vėlai įsiroviau, nes jau 10 ten jau visi išėjo, tai gal man dėl to tų nuotraukyčių nespausdino. Ar aš pykstu? Tikrai nepykstu. Nusipelnė čia jie. Tų mano pinigėlių, blemba, tikrai sunkiai dirbo. Sunkiai dirbo. Dabar varom kažkur pavalgyt, blemba, tokią gatvę čia netoli yra, kur ten maisto visokio įvairaus daug, bet lyja. Ir 10 jau, rytoj dar planų turiu, bet gal reikia pasilsėti jau, blemba, nežinau ką daryti. Vis tiek aš į tą Kiniją dar sugrįšiu, tai čia nereikia man plėšytis, man atrodo. Ir sakė, nuotraukų vėliau atsiūs. Tai jeigu man tų nuotraukų neatsiūsinai, tai aš esu grįžęs į tą Kiniją, vizą pasiėmęs ilgesniam laikui, tai kaip čia bus vėjas pakeltas. Reali istorija, tiesiog ateisiu ir gražiai sakysiu, hei, kur mano nuotraukos. Pažiūrėk, visą iš karto išgėriau vandenuką, ta prasme, puslitrį iš karto subėgo kaip vanduo. Nu čia ir buvo vanduo. Gerai, susikaupiam dabar, biškai čia kažką mums reikia daryti, ar ne? Jau moterytė kviečia, nu tai paragaujam iš jos čia kažką jau. Ką čia dabar išsirinkti yra čia, vat, o, čia matau su mangu kažkas. Čia dar kažkokie, tai gal ragaujam šį kartą, vat, šitą dalyką nufotkinsim jai. Štai mielai moterytė, kuri mane prisikvietė ir parodysim, kad norim šitą. Nu kaip iš tokios moterytės nenusipirkt, nu kaip nenusipirkt. O, kiek jinai ten visko pridėjo? 10块。 10元，喷 Type it, please. 喷，耶， Ok. 6. 公八， 6. Lemba vargais negalaišia, bet atsiskaitysim su moterytė, su kitų pagalba. 谢谢。 6. Bye bye. Yeah. 谢谢。 6. Aš čia įrodau, kad jinai įvestų, jinai man kažką sako, aš nieko nesuprantu, tai tada pasikvietė pagalbos, žodžiu, kitus žmonės. Bet viskas įsisprendė, viskas čia įsisprendė. Nu, einam ragauti tą desertą, ar ne? Dabar kur čia atsisėsim, blemba, čia visur prilyja. Ai. Nu taip pat atrodo, čia viską šilesnai man ten pridėjo, čia jų desertas. Ką ragaujam, bet jinai ten pridėjo, aš tiesiog norėjau mango ir biškai kažkokio jogurtuko, jinai man ten tai šovė. Ai, ir už šitą išleidau 10, tai čia yra kažkur, nežinau, apie kokį 1 eurą ir tam. Čia ir varškės yra. Kiek kaip želė visokia. Guminukai. Riešutai, želė, po apačia ledo įdėta. Blemba. Neblogai šiaip iš tikrųjų. Sakyčiau, visai. Blemba, ta varškėtė atrodo tokia, biškai žinokit, man atrodo, pagedus, o gal čia toks skonis jos. Neįsivaizduoju. Man riešutai ir vaisiai patinka čia, kai yra. Blemba, šiaip toks gaivus desertas. Mažai saldu. Tai žiauriai gerai šiaip.
Blemba, kaip įsisukau į tą desertą. Šiaip aš desertų nemėgėjas, bet į šitą tai įsisukau, net nepajutau. Geras. Žiaur geras. Nuotraukytė jau su manim pasidarė. Einam toliau eksplorinės. O čia jau biški autentiškiau, jau čia man labiau patinka, reikia kažkur susirasti vietelę ir kažką užkasti naktipiečių. Bet jo, čia chebrytė atsipalaidavę, išgerinėja, sėdi, užkandžiauja, labai gyva gatvėje, kokteilių barai visokie pilna. Bet mes šiandien čia ne kokteilių susirinkom. Mūsų tikslas yra užkandis ir apsižiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Jo, bet čia jau tikra kinų publika, aš matau jau. Hipsteriukai visokie vaikšto, jaunimėlis. Čia penktadienį ateit visai būtų malonu. 5-6, kačiukas koks fainas. Va, katinukas, kasininkas, darbuotojas. Rimtas. O čia va iešmeliai garuoja aštriam padaže. Išsirenki, susidedi ir tau iškepa. No? 6, 你好。来，这边。Hello， 你好。你好。Welcome to China. Thank you. Welcome to China. 蹦蹦鸡在哪里啊？全部都是那个。哦，这都是蹦蹦鸡。哎。哦，这叫蹦蹦鸡啊。还有几个 Okay. One, yeah. One this. One this. One this. 因为在水里面，哎，我把那个。Tada. Dabar visi galėsit atsiskaitinėti su mano Alipay, nes jau žinot pin kodą. 50 dan. Reikia paklausti vietinio, ar aš atrodau kaip karo dievas ar kaip mergaitė. Sorry? 战神，战神。 Mars, okay. 功夫有个电影叫 Yeah. 功夫。哈嘿，功夫。 Yeah. 来中国多少年了？ I got the pictures. 啊，对，这个叫变脸。 Yeah. 不是我们的这边的啊。 Okay. 谢谢。 Where are you coming from? Lithuania. 哪里 ？Country. Yeah. Lithuania. Here. I'm here. 法 And this is my country, yeah. 哦好 No. 不 Lithuania. Yeah. 西班牙 Just a second, I will show you. No. 哦立碗桃 Yeah. 哦 Okay. Viskas gerai, žodžiu, pakalbėjau su vietiniais. Tai iš karto ten jie pradėjo rodyti, sako, kovos menai. Viskas, žodžiu, gerai. Yra, nes man mama prašė žinutę, pamačius mano storiukus, nes aš įsikėliau storiukus, sako, išsimk, tai aš net susiparinau, bet viskas čia gerai, čia yra karo dievas. Nu ką, ragaujam dabar, pažiūrėkite, kokį įdėjo į tokį va tų iešmelių įmetė. Vala. 1、2、3 OK Welcome to China. Happy. Thank you. 谢谢。Einu dabar mamą į vaisą nusiųsiu. Blemba, kaip suparino, mane net susiparino. Jo, o dėl to mamukai make-upo, tai viskas gerai. Aš ką tik, tu mane biškį sunervinai, aš vietinių ką tik paklausiau, sakau, ar aš atrodau kaip mergaitė ar kaip karo dievas.
Kai jiem parodžiau tą žinutę, jie man iš karto pradėjo ten sakyti, konfu, liuksus brody, tai čia jų kultūra. Aš su jų karo dievo makijažu dabar. Taip kad prašau manęs nenervinti. O tie iešmeliai tai šalti šiaip. O kodėl jie šalti? Kas čia? Tai net neįsivaizduoju. Šitas žiauriai geras. Dar vienas įdomus dalykas. Daliojam. Lembu, šitas žiauriai geras. Nu va, tik reikia ragauti, žodžio. Čia manau, kad aš čia sveikus dalykus valgau iš tikrųjų. Čia, žinokit, prie maisto reikia pripras. Valgiau vieną, taip, nežinau, ir dabar jau trečią valgau ir visai gerai. We'll translate for you just a second. I Yeah. Chongqing. Yeah. Chongqing, yes. Chongqing. Yeah, because of the politics situation that Lithuania is not friendly, I only have 10 days transit visa. To do this. Yeah. Of course. 要有自己的生存的方式，但是这次他确实得罪了中国，确实让中国很让中国。 Oh, Harbin. Yeah. Okay, let's see. Where are you You from? know it, but Oh my God, far away. yeah. You're far away from home. Šitas bičas gyvena visai kitoj pusėje ir iki jo nuvažiuoti yra 1 diena 33 valandos. Russia, maybe it's going to attack us. Chinese government? The Republic of China. Yeah. Republic of China. Yeah. If you're friendly to me, I think our train can run to your country. Yeah. Our train can run to your country, and you can get very more money. Yeah, of course. And I can have visa and visit more China. How old are you? I'm almost 50. 50? You look young. You look young. Thank you. You look very young, yeah. Definitely not 50. Čia ką tik turėjau pokalbį apie politiką su šituo biču. Aš iš karto pasakiau iš kur, parodžiau jam iš kur esu. Jisai iš karto man angliškai ten su savo laužytą anglų kalbą, bet pagarba jam, jisai žiauriai stengiasi, mačiau, ta prasme žiauriai stengiasi, aš ten jam per vertėją parodžiu ir panašiai. Ir iš karto man sako, o kodėl, sako, lietuviai su mum draugauti nenori. Ir jisai čia akcentavo į tą Taivano dalyką. Labai senai kažkada Lietuva tiesiog labai viešai pasisakė apie Taivaną, kad Taivanas yra nepriklausoma valstybė, kas yra normalu, ir Lietuva nepalaiko Kinijos pozicijos, kad jie nori tą Taivaną pasimti. Tai normalu, mes buvom okupuoti, su viskuo sutinku, bet jisai man iš karto sako, o dėl ko, sako, jūs nenori su mum draugauti? Jeigu, sako, draugautumėt, būtų gerai ir jums, ir mums, dėl pinigų ir panašiai. Tada man tiesų klausimą pasakė, sako, ar tu nekenti Rusijos? Tai žodžiu, taksistas su geografija susipažinęs. Įdomi patirtis buvo, tik taip lemba žiauriai nervina, kad užlagino man tas vertėjas, ką jisai ten norėjo pasakyti, būtų žiauriai buvę įdomu paklausyti. Aš jam po to sakau, tai va dėl to sakau, aš vizos ir neturiu, tik tai 10 dienų čia galiu būti, žvengia jisai. Smagi interakcija, nes iš pat pradžių tai nesupratau, galvojau, jisai tenai piktai, bet ten mes po to pakalbėjom, kad viskas čia gerai, sako, politika, žinai, ir panašiai, ten bla. Tai ką, einam tam makijažą savo pamėginus plauti, man biški baisu, gali nepavykti jo nusiplauti man. Šiaip aš blaškaus po tą miestą, tiesiog prie namų turiu visą restoranų alėją, nes čia visa gatvė. Čia nieko dieną nebūna, iki tenai tik tai sutemsta ir iš karto pridygsta jų.